Praeitą video rodžiau jums savo dviratį sulūžusiu iš po kelionių ir pamiršau paminėti, kad su to dviračiu buvau pravažiavęs apie 3,5 tūkstančio kilometrų, kol jisai man galutinai subirėjo. Tai va, čia nusipirkau naują, biškį geresnį, tikiuosi gal atlaikys ilgiau negu 1,5 metų. Ir vakar atvažiavau į kadenciją, tai realiai pirma mano diena, kaip sakiau, sekmadieniais visada važiuoju. Tai susidariau dabar maršrutą, tokį ratą, apie 70 km bus. Ir aplinkui nieko neradau, tik tai yra daug pilių ir dvarų. Tai vienu žodžiu važiuosiu šiandien žiūrėti 4 skirtingas pilis. Po to, po kelionės įmesiu porą nuotraukyčių parodyti, kas gero. Čiau, iki.